Baifu, čia mano vienas iš pagrindinių sandėlių, kuriam aš atvažiuoju. Čia turėčiau užsimerkęs parkuotis. Ar aš parkuosiu susimerkęs, aš nežinau. Neskubėk, sakyta tau. Profesionalą pradedi vaizduoti didelį. Geras oras šiandien darbui. Vakaras, spalis. Kelintas šiandien spalio 6, 6. 22 laipsniai šilumos. Super. Na kągi, prasidėjus antram mėnesiui. Šiaip rytoj prasideda antras mėnesis. Galima jau sakyti. Tai va, prisiparkavau šiandien Vačinaiva. Pastoviai čia atvažiuoju beveik vos ne kiekvieną dieną. Nedidelis kiemas, bet vietos užtenka. Prisiparkau be jo iš pirmo karto, be jokių tenai pirmyn atgal. Bet ne visą laiką tai pasiseka. Kažkaip šiandien labai ramiai taip ir be jokio streso. Čia va tas mano parkavimasis vietas. Kiemas normalus, vietos pasisukinėti yra, taip kad bum bum. Na ką, dabar belieka toliau praktikuotis, kad visą laiką daugiau mažiau pasisektų tai parkuotis. Ir sekantis etapas dabar, kaip minėjau, neatsimenu, nesakiau, gal dar pasakysiu. Vienu žodžiu, laukia persėdimas elektrinius sunkvežimius. Ir čia turėtų vykti per ateinančias kelias savaitės, porą savaičių spalio mėnesį. Turim persėsti visiškai elektramersus naujus 25 metų gamybos. Žiūrėsim kaip su jais. Vienu žodžiu, kai kurie vairuotojai pas mus jau dirba ten, tik tai jie ten turi DAFus, man rodos. Jie sakė, kai žiema ateina, tai jau ten greitai labai akumuliatoriai įsikrovinėja. Nu, bet kiek suprantu, nereiks važiuoti labai toli. Nors mersai turėtų važiuoti apie 500 km, DAFai sakė apie 2,5 gal važiuoja. Žiūrėsim, kas čia bus. Gražus, naujai blizgantis, šviečiantys ženkliukai. Wow. Žiūrėsim, duosiu žinot. Iki.